jaudinamės ir visaip kitaip. Tai ačiū labai, kad pasirodėt, kad atėjot. Dar labiau ačiū, kad atvedėt į mūsų stovyklą savo vaikus. Didžiausią turtą, kurį turit. Tai galit jūs paploti jiems. Taigi, muzikos stovykla vyksta jau nebe pirmus metus Panevėžy ir aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Džiaugiuosi tuo, gal būčiau avį pamiršęs. Taigi, ką gavot? Nevalgomanai, nevalgykit, namuose irgi nevalgykit. Nemalama, ne kava, čia avelė. Kai grįšit namo, paprašykit savo vaikų, kad papasakotų istoriją apie šitą avelę. Vaikai turi papasakoti istoriją. Kai kurie galbūt smalsesni vaikai arba energingesni vaikai gal vakar jau papasakojo, bet jeigu papasakojom istoriją apie avelę. Gerai? O dabar aš norėčiau pristatyti trumpai, ką mes čia darom ir veikiam. Aš labai dėkingas esu, kad mes kartu su Kingsland Baptistų bažnyčia jau nebe pirmus metus Panevėžy darom tokią vasaros stovyklą. Šita konkrečiai stovykla užtrunka beveik 2 savaitės, rytoj mes nebesirinksim, tai gaunasi 9 dienos. Ir aš tikrai labai esu dėkingas Dievui, gyvenimui už tai, kad mes turim tokią dovaną, kad turim tokius draugus iš Jungtinių valstijų ir puikų pedagogą, krikščionę, mokytoją, mūsų draugę, vaikų mylimąją, Elizabet, aš paskui duosiu jai žodį. Nes vaikai ją galbūt mini, jūs žinot. Ir tai yra labai svarbu. Jie atvažiuoja, Elizabet atvažiuoja 7. kartą čia į Lietuvą ir visus tuos 7 kartus jinai čia organizuoja tokią stovyklą. Mes pradžioje darydam Staniūnų gatvėje, dabar darom čia. Kai bus kitais metais, informuosim, jeigu Dievas leis ir mes darysim tą stovyklą. Tai aš Elizabet paskui pristatysiu, yra Elisa, dukra, galim paplot pasveikinti. Elizabet. Krisas ten toli yra, įsistebėjus visus. Jo dukra Heiliai ir Alin. Tai va. Čia yra nemažai savanorių, kuriuos aš dabar nebematau, nes visi pasislėpė po tokiais marškinėliais. Tai lietuviai savanoriai taip pat atsistokit, pamojuokit, bus labai smagu jūs pamatyti. Tai vat jų dėka ta stovykla vyksta ir šiemet mes turėjom 2 stovyklas, sporto ir muzikos stovyklą. Per tas abi stovyklas 10 savanorių buvo iš tų vaikų, kurie lankė mūsų stovyklas anksčiau. Per tuos metus, kiek jie lankė, jie jau užaugo, ištyso, subrendo ir tapo gabūs būti mūsų padėjėjais. Jie tapo savanoriais mūsų stovyklai ir tuo mes iš tikrųjų labai didžiuojamės. Nes tai rodo, kad žmonės, kurie atvyksta ir žmonės, kurie darbuojasi čia, vietiniai, čiabuviai, sakykime, panevėžiečiai, myli vaikus ir vaikai nori sugrįžti į mūsų stovyklas. Tai mes labai vertinam. Vertinam lygiai taip pat naujus vaikus, kurie atėjo. Tėveliai, ačiū Jums, kad Jūs atvedat savo vaikus. Prieš metus, kas galbūt žinot, vyko tokia nelaimė, mes turėjom tokią pat stovyklą ir tarp stovyklų, per išeiginės dienas, vienas savanoris, Erikas, jisai patyrė traumą. Jisai šoko į mūsų Baltijos jūrą ir jam lūžo stuburo slankstelis. Jis tapo neįgalus žmogus. Bet kas mane labai jaudina, tai, kad Erikas, jisai išliko savo vertybės. Žinot, traumas būna paprastai labai sudėtingas procesas ir gyvenime būna tokie lūžiniai įvykiai. Bet jis išliko pozityvus, jis galvoja, kad tai gyvenimo Dievo duotas dalykas, kuris jį padarė net geresnį. Jisai nori atvykti į Panevėžį kitais metais. Aš labai dėkingas, kad nepaisant šitos nelaimės, mūsų draugai amerikiečiai atvažiuoja toliau ir darbuojasi su mūsų vaikais. Tai man daro dar didesnį, nežinau, širdį, didesnę meilę, pagarbą tiems žmonėms, kurie atvyksta už jūrų marių, už savo pinigus ir tarnauja mūsų miesto, mūsų vaikams. Tai jie tikrai nusipelno aplodismentų. Šiandien jūs pamatysite tokį kūrinį, kuris gal ne visai įprastas mūsų kultūrai. Jisai toks gospel stiliaus, įvairūs muzikiniai žanrai, kažkur pasijausite pokario metais, kažkur hipių laikotarpiu, bus toks labai įvairus.
Ir jis pasakos, apdainuos tai, kas sukūrė mūsų vakarų civilizaciją. Kai dainuos apie evangelinius įvykius, galbūt jūs jau girdėjot, vaikai niūniavo, dainavo kažką, nesuprantama kalba ir taip toliau. Bet šiandien bus apie tai. Mums, man asmeniškai, manau, Elizabet ir ne vienam savanoriui, tai ne tik tai istorija apie praeities įvykį kažkada buvusi. Tiesa, aš turėjau turėti kažkur žodžius, kur ten tie žodžiai mano yra, kur aš norėjau paskaityti. Kurie sako, iš skirtingų kampų mes pasižiūrėsim į tą pačią seną istoriją. Susirinksim kartu ir klausysim apie tą šlovę, kurią Dievas mums parodė. Taigi, man asmeniškai ta istorija daugiau negu tik tai istorija, daugiau negu tik tai pasaka, daugiau negu tik legenda. Tai, kas įkvėpė mane asmeniškai čia Panevėžy kurti vaikų dienos centrą, darbuotis su vaikais. Ir tai, kas atveda šitos amerikiečius čia į Lietuvą metai po metų tarnauti vaikams. Taigi, Elizabet, porą žodžių jums. Good evening, everyone. Labas vakaras visiems. My name is Elizabeth Fiordelis, Mano vardas Elizabeth Fiordelis. and this is my 7th music camp here in Yes. Panevėžys. Ir tai jau yra mano 7-oji muzikos stovykla Panevėžyje. So I wanted to say thank you to all the Lithuanian volunteers and then to all of the Americans who came with us to do this camp. Norėčiau labai padėkoti visiems lietuvių savanoriams ir visiems amerikiečiams, kurie kartu atvyko rengti šitą stovyklą. And then I also wanted to say thank you to you for trusting your children with us each day. Ir taip pat noriu padėkoti jums, kad patikite savo vaikus mums kiekvieną dieną. We've had a great time playing games, Turėjom nuostabų laiką, žaidėm žaidimus, making crafts, darėm rankdarbius, singing and dancing. dainavom, šokom And then learning lessons from the Bible each day. ir mokėmės pamokų iš Biblijos. So I hope that your kids have come home excited about music camp, that they've had a good time, that it's brought them joy and happiness during this summertime. Tikiuosi, kad vaikai grįždavo laimingi iš stovyklos, kad jie atnešė jiems džiaugsmo ir paįvairinimo vasarai, Because it's been a lot of fun for us. nes mums taip pat labai buvo smagu. We've really enjoyed spending time with your kids. Labai buvo gera leisti laiką su jūsų vaikais. Every year at the end of the show is the highlight, and then it goes down when we're so sad to leave. Kiekvienais metais šitas pasirodymas būna kaip kulminacija ir tada labai sunku išvažiuoti iš karto. So we are going to enjoy this show tonight together. Tai tiesiog mėgausime šito šou šį vakar kartu. I hope you enjoy the singing and the dancing, Tikiuosi, kad jums patiks dainavimas, šokiai and I hope the gospel message comes through to you. ir tikiuosi, kad išgirsite Evangelijos žinią. Enjoy the show. Mėgaukitės. Visi į savo vietas, liko 30 sekundžių. Pavarom! Ei, kur Denas? Dar nebuvo, kad įsivėluotų. Manau, jis pakeliui, bet truputį galima atsipūsti be savo prodiuserio. Pradedam. 3, 2. Berniukai ir mergaitės, mes džiaugiamės sugrįžę pas jus. Dainuosim ir mokysimės nerealių pamokų iš Biblijos. Kaip visada, su jumis esu aš, Miglė. Aš Žygis. Aš Lilė. Ir aš Kotryna. Ir mes esam Kids Ketver. We're the Fab Four. We're here every week. We're exploring and going places you've never seen before. The Fab Four. And we won't ever stop. Putting what we're learning from our God in a box. This week is all about good news. Good news! From the first 4 books of the New Testament. the technical term of the Gospels,
daina pradžiai. Mes jums šiandien turime paruošę nuostabų šou. Kaip žinote, mūsų grupė nagrinėja Biblijos istorijas ir kiekvieną savaitę moko to vaikus, tokius kaip jūs. Bet šiandien bus nerealu, nes mes susipažinsim su pirmom 4 Naujojo testamento knygom. Kiekviena iš tų knygų kalba apie Jėzų. Ir bus smagu surasti kažką vertingo kiekvienoje iš jų. Likit savo vietose, netrukus grįšim. Ir stop! Perjungiam reklamą. Nesijaudinkit, aš čia! Jėga! O kas tu būsi? Aš Sima! Ei, Sima, kaip sekas? Agentūra trumpam manęs paprašė užpildyti Deno vietą, jog katinas susimušė su vietiniu šešku. Bet nebijokit, jis laimėjo. Jis rimtai pamėšęs dėl to savo katino. Gerai, kad atėjai, Sima. Ir nebijok, mes prisirepetavę ir gerai pasiruošę šiam šou. Super, jūs manęs net nepastebėsite. Aš kaip kaktusas ant palangės. Kaktusas ant palangės? Laisyti nereikia, mažai juda, tik vaibas. Liko 30 sekundžių. Dar vienas dalykas, kurio norėčiau paklausti. Ar jūs tikrai tiesiog pasakosit apie Bibliją? Brač, mes tik tą ir darom, Sima. Jo, čia supratau, čia kaip jūs sakot. Kietai. Grįžtam į eterį. 3, 2. Ei vaikai, ar žinote, kad Mato Evangelija yra pirmoji Naujojo testamento knyga? Šiandieną ten ir pradėsime. Mums padės mūsų istorijų pasakotojai. Pasakotoja Doma. Pasakotoja Daiva. Pasakotoja Diana. Berniukai ir mergaitės, mes jums papasakosime istoriją. Mato Evangelijoje Jėzus buvo dvasios išvetas į dykumą. Jis nieko nevalgė 40 dienų ir naktų. Ir jau tikrai labai rimtai buvo išalkęs. Žmogui juk reikia pavalgyti. Iš tikro, man gurgė pilvas, jei už kas pamirštu. Po 40 dienų klajojimo dykumoje Jėzaus laukia gundymai. If you are who you say you are, just one thing needs to be said. It should only take a word or two to turn these stones to bread. If you are the Son of God, if it's really true. If you are the Son of God, then let us know it's you. Ar galite įsivaizduoti, koks alkanas buvo Jėzus? Paversti akmenis duona greičiausiai skambėjo kaip gera mintis. But Jesus said, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. By now you have to be hungry, so why not change one stone, and then we'll leave you alone. Man does not live on bread alone,
tada Jėzus buvo užkeltas į labai aukštą kalną ir jam buvo parodytos visos pasaulio If you karalystės. really, really are the Son of God, if it's really, really true, look as far as you can see, and all of this I will surely give to you. Biblija taip pat sakoma, viešpats savo Dievą tegarbink ir jam vienam tetarnauk. Worship the Lord your God and serve him only. Worship the Lord your God. Worship the Lord your God and serve him only. Worship the Lord your God. Ir baigiam. 30 sekundžių reklamos. Nenoriu trukdyti, bet ir jūs tikrai įsitikinę, kad nereikėtų įtraukti šiek tiek dramos? Tarkim, o jeigu Jėzus pagundimų metu pradėtų mėtyti slaimą? Vaikai juk mėgsta slaimą. Slaimą? Kaip ir visiems, man patinka slaimo dalykėliai, bet nemanau, kad Jėzus mėtytų slaimą ant žmonių. Tu dar pagalvok. Na, tai tęsiam. Mane čia nėra. Aha. Aš ant NPC energijos. NPC energijos? Jokių kvestų, jokio dialogo. Tik vaibas. Visi į savo vietas. Grįžtam į eterį. 3, 2. Vienas dalykas, kad visos evangelijos atlieka puikiai, tai rėžia tikrai kietus palyginimus. Jūs dabar jau galvojat, kas per daiktas yra tas palyginimas? Tai tiesiog geros istorijos, kurias Jėzus naudoja savo pamokose. A parable, a story that is shareable. To make a lesson bearable, he tells a team a parable. Talk about lost sheep, mustard seed, fig tree, wedding feast, lampstand, rich man, and the good Samaritan. There are parables. There are parables. Paprašykime mūsų pasakotojų, kad padėtų paaiškinti palyginimą iš dar kitos knygos Evangelijos pagal Morkų. Morkaus evangelija pilna veiksmo. Morkus nerankioja žodžių, sako tiesiai šviesiai, kas ir kaip yra. Šis palyginimas apie sėjėją ir sėklas. A farmer went out to sow a seed, just like every other day, planning for the harvest in the ordinary way. Some seeds fell along the path, right on top of the road. Some seeds fell upon the rocks where they didn't have much soil. Grow little seeds, growing fruits that are deep like an oak tree. Whoa, grow little seeds, grow up strong as can be, tall and mighty. Whoa, grow.
Tikrai graži daina. Miglė, bet ką ji reiškia? Tu palauk. Tuoj viską visiems paaiškinsiu. Kai kurie žmonės yra kaip sėklos išbertos ant kelio, bet velnias atlėkia, kaip paukštis pavogti šių sėklų. Kar, eikit čia, su manimi sėklytės. Kitos buvo pasėtos ant akmenų. Bet jos neturi šaknų ir nuvysta, kai ateina sunkumai. Kitos išgirsta Dievo žodį, bet gyvenimo rūpesčiai ir turto apgaulė nusmelkia jas. Oi, teurai. Žaidimų laikas! Eime, grindis yra lava, kartoju, grindis yra lava. Kelias, erškėčiai ir akmenys yra lava. Mums reikia pereiti nuo čia iki ten. Mums reikia pasiekti gerą dirvą. Pasiruošt į vietas marš. I wanna be good soil, so the seeds will grow and grow. Good soil, so your word I will know. I wanna hear the word accepted in my heart, so it will change my life and I'll be set apart. Good soil, so the seeds will grow and grow. Good soil, so your word I will know. I wanna hear the word accepted in my heart, so it will change my life and I'll be set apart. Good soil. Baigta, įjunkite reklamą. Klausykite, kiti žmonės. Žinau, sakiau, kad netrukdysiu. Nereikalauja dėmesio, nejuda, tik geras vaibas. Bet turiu tau pranešti, niekam nerūpi žemės ūkiams. Žmonėms reikia veiksmo. Ar nematei, grindis yra lava? Jie nori šokančių šiukšlių monstrų. Šokančių šiukšlių monstrų? Būtum nustebęs sužinojus, kas įtraukia vaikus šiom dienom. Tu negali tik tai pasakoti iš Biblijos istorijų ir tikėtis, kad to užteks. Žmonėms reikia veiksmo. Mieloji. Sima, kiets ketvirts ne apie tai. Mes mokame vaikus nuostabiausios visų laikų žinios. Grįžtam už 3, 2. Ei vaikai, peržvelkime, ką šiandien išmokome. Mokėmės iš Mato Evangelijos, kaip Jėzus buvo gundomas dykumoje. Ir išliko ramus ir nepasidavė velnio triukams. Iš Morkaus išmokom sėjo palyginimo ir kaip mes norim, kad mūsų gyvenimai būtų geroje dirvoje, o Dievo žodžio sėklos leistų šaknis ir augtų. Dabar eisime prie Luko Evangelijos. Aš manau, kad šis palyginimas yra VLG. Jei yra stebinčių tėvų, tai reiškia visų laikų geriausias. Luko Evangelijoje vienas žinovas paklausė Jėzaus gilaus klausimo. Jėzau, ką man reikia daryti, kad gaučiau amžiną gyvenimą? Na, o kas parašyta įstatymė? Mylėk savo viešpatį visa širdimi, visa siela, visų protų ir mylėk savo artimą kaip save patį. Teisingai, daryk taip ir gyvensi. Dar vienas klausimas, o kas mano artimas? Jėzus atsakė į šį klausimą palyginimu apie gerąjį samarietį. Bet šiandien mes atsakysime šiek tiek kitokiu būdu. Tai vyko įprastoje mokykloje, Panevėžyje, Lietuvoje. Milda savo pirmą dieną mokykloje per pietus įėjo į valgyklą. O jei tik žinotum, tai nebus jos geriausia diena. Štai čia prasideda ši istorija.
grammar school beat. A girl named Mabel was just trying to eat. Minding her business, she walked across the room, but her downfall was the lazy on her feet. She fell across the room. The kids began to laugh. She tried to get up, but the food was in her lap. They're freaking that they asked us would have it. I say no well, but we still resell it. Choices face us every day. Which road will you choose? What will you choose? When everyone is watching and you've got a lot to lose. Sometimes it is easy, or it can be a lot. But even when no one sees, will you be a friend or not? The first kid to enter was top of her class, a leader of a club, Bible study no less. She saw poor Mabel, helpless on the floor, but she knew she was late, so she headed for the door. The second kid was a really nice guy. He wore one to make To make a friend cry. He forced his help on the floor. Here friends with gold. He also Choices face us every day. Which road will you choose? road will you choose? When everyone is watching and you've got a lot to lose. Sometimes it is easy, or it can be a lot. But even when no one sees, will you be a friend or not? The last kid to enter was top. Which road will you choose? 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 He knew that everyone needs a friend, don't have to know a person to lend a hand. Who was the neighbor? Who was the friend? Who was the one to have mercy in the end? Who was the neighbor? Who was the friend? Who was the one who had mercy in the end? Who was the neighbor? Who was the friend? Who was the one who had mercy in the end? Choices face us every day. Which road will you choose? Road will you choose? When everyone is watching and you've got a lot to lose. Sometimes it is easy, or it can be a lot. But even when no one sees, will you be a friend or not? Mes visi turime pasirinkimą, kaip elgiamės su žmonėmis. Tačiau Dievas nori, kad mes būtume gailestingi kitiems, nesvarbu, kas jie bebūtų. Jėzus norėjo, kad suprastume, jog tas, kuris skiria savo laiką, sustotų ir parodytų gerumą. Mylėjo savo artimą taip, kaip Dievas įsakė. Laikas išklausyti mūsų būgnininkės Kotrynos. Pagaliau paskelbė paskutinę Jono Evangeliją. Jonas pabrėžė Jėzaus dieviškumą ir ženklus, kad jis yra ir Dievas, ir žmogus. Viena mano mėgstamiausių Biblijos eilučių irgi yra iš Jono Evangelijos. Lažinosi, kad gali net atspėti, kuri. Jono 3 skyrius 16 eilutė. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimą sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Jonas taip pat kalba, kaip svarbu palaikyti ryšį su savo jėgos šaltiniu Jėzumi. Mes negalime gyventi taip, kaip Dievui patinka, vien tik savo jėgomis. Mums reikia jo. Puikus pavyzdys, kaip atrodo ryšio palaikymas su Jėzumi, kuris aprašytas Jono Evangelijoje. Tai kaip augalas su šakomis. Ar gali įsivaizduoti, jei nupjauni šakas nuo augalo, jos nuvis ir mirs? Kodėl? Nes jos gali augti tik tuomet, kai yra susijungusi su savo augalu.
is to my Father's glory that you bear much fruit. I told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete. Remain in me. This is to my Father's glory that you bear much fruit. You bear much fruit. This is to my Father's glory that you bear much fruit. You bear much fruit. This is to my Father's glory that you bear much fruit. You bear much fruit. This is to my Father's glory that you bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. You can't bear fruit when you're cut from the vine. You can do nothing, but you don't have to do it alone. Apart from me, you can do nothing when you're cut off. This is to my Father's glory that you bear much fruit. You bear much fruit. This is to my Father's glory that you bear much fruit. You bear much fruit. This is to my Father's glory that you bear much fruit. You bear much fruit. This is to my Father's glory that you bear much fruit when you're cut off from the vine. Vaikai, spėkite, kam atėjo laikas. Laikas ketvirts mokslui. Sveiki atvykę į mūsų laboratoriją. Turbūt jums reikėtų šiek tiek atsitraukti, nes tuo jau pamatysite daug mokslo. Ir nebandykite atkartoti to namuose, nes ketvirts profesionalai. Apsauginiai akiniai? Yra. Kaip matote, aš laikau stiklinę su skaidriu skysčiu. Ji vaizduoja mūsų gyvenimą. Dauguma iš mūsų mano, kad esame visai geri žmonės ir mūsų gyvenimai švarūs. Deja, yra toks dalykas kaip nuodėmė ir tai yra labai blogai. Šis puodelis, kurį laikau, yra tamsus ir jis vaizduoja nuodėmę. Nuodėmė tai Dievo įsakymų nesilaikymas. Rugilė, ar galėtum duoti keletą pavyzdžių blogų dalykų, kurie laužo Dievo įstatymą? Melavimas, sukčiavimas ir buvimas nedraugišku su kitais? Pažiūrėkite, kas nutinka, kai nusidedame. Vajetų, pažiūrėkite, ką padarė nuodėmė. Ką dabar darysime? Biblija sako, kad mes visi esame nuodėmingi, o nuodėmė sugadino mūsų gyvenimus. Taip, kaip jodas sugadino šį skaidrų vandenį. Laiške romiečiams rašoma. Visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Čia yra kryžius. Jėzus pasirinko mirti ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Teisingai. Kai tikime Jėzumi ir išpažįstame savo nuodėmes, Dievas atleis ir panaikins mūsų nuodėmes amžiams. Pažiūrėkime, kas nutiks, kai įdėsiu šį kryžių į purviną vandenį. Wow, vanduo ir vėl švarus. Biblijoje rašoma, kaip išpažįstame nuodėmes, jos bus mums atleistos ir mes būsime nuplautai baltai, kaip sniegas. Ar tai ne puikia žinia? Yeah! Kiekviena evangelija, iš kurių išmokome šiandien,
pasakoja apie Jėzų ir jo kelionę iki kryžiaus. Ant kryžiaus Jėzus sugėrė visą nuodėmę. Ant kryžiaus Jėzus taip pat parodė, koks jis yra. Dievas, kuris atiduoda savo gyvenimą už mus. Dievas, kuris jų verčiau mirs, neįleis savo priešams mirti. Čia stiprus, seni. Žinau, Kristus ant kryžiaus parodė mums tikrą Dievo širdį. Jei nori sužinoti, kaip atrodo Dievas, tiesiog pažvelk į kryžių. Ir baigta. Įjunkite paskutinę reklamą. Wow, man labai patiko šios dainos žodžiai, bet dabar jau tikrai laikas laimai. Aš nesu įsitikinus, ar tu tikrai supranti mūsų laidą. Mums reikia laimingos pabaigos. Mes tikrai negalime baigtis ties kryžiumi. Nu, bet kryžiuje ir yra visa esmė. Man patinka mąstyti apie mūsų gyvenimą lyg kryžiaus formą. Mes judame vertikaliai, palaikydami santykį su Dievu ir judame horizontaliai, rodydami meilę kitiems. Tai lyg kryžiaus forma. Na, kaip nori. Bet vis tiek manau, kad šokantys šiukšlių monstrai šiek tiek viską paįvairintų. Grįžtam už 3, 2. Žiūriu, kad mūsų laikas jau eina į pabaigą.
Kiekviena evangelija, apie kurią išmokome šiandien, pasakoja apie Jėzų ir jo kelionę iki kryžiaus. Kryžius? Taigi nesvarbu, ką visi kiti mano. Aš žinau, kad Dievas mano ir jis pasako tai ant kryžiaus garsiausiai kaip įmanoma. Kryžius man parodo, kiek pasak Dievo aš esu verta. Ir kryžius parodo man, kiek tu esi vertas. Tu esi sukurtas pagal savo kūrėjo atvaizdą ir Kristus mirė už tave. Tavo vertė yra neįkainojama. Štai, ką Jėzus mano apie tave. You've been trying hard to bear the weight of all your shame. And if there's a God up there, you're sure he forgot your name. When your steps are getting heavy and hope looks all but lost, just bring it all to the cross. Who told you grace can't reach the messed up ones like you? Has the devil made you believe the lies he tells are true? When you're sure that you're the one who's wandered too far off, it's not too late. Just come home to the cross. Come and see a Savior's love that would die to make you new. Nothing you have ever done can change what mercy's done for you. And if you ever wondered if your worth so great a cost, look up and see the cross. He was wounded for your wounds, pierced for all your sin. By his stripes you are healed, died so you could rise again. He let the blood and water flow and did it all to let you know you're the reason that he went to the cross. Oh, he's calling you to run home to the cross. Come and see a Savior's love that would die to make you new. Nothing you have ever done can change what mercy's done for you. And if you ever wonder if your worth so great a cost, look up and see the cross. Look up and see the cross. Look up and see the cross. Berniukai ir mergaitės, šiandien išmokome tiek daug, bet prieš pabaigiant norime padaryti kai ką naujo. Dėka mūsų, prodiuserės Simos, sukūrėme naują laidos segmentą pavadinimu Slaimo laikas. Bet kai kiets ketvirts naudoja slaimą, tai ne bausmė. Tai apdovanojimas. Norėtume pagerbti ir pasveikinti vieną iš sunkiausiai dirbančių darbuotojų. Šiandienos Slaimo čempionas yra mūsų ištikimoji scenos vadovė. Sveikiname, Lilė paruoš tave, bet kai išgirsi Slaimo laikas, patarčiau užsikimšti nosį. Kaip visada, aš Miglė, Aš Žygis. Aš Lilė. Ir aš Kotryna ir mes esam Kiets ketvirts! We're the Fab Four. We're here every week. We're exploring and going places you've never seen before. The Fab Four.
nelabai turiu ką pasakyti, mes galim dar kartą paplot visiems mūsų vaikam. Mes galim paplot visiems mūsų savanoriams. Savanoriai, atsistokit. Savanoriai, atsistojam. Volunteers on it. Mes galim paplot Elizabeth. Ir dar kartą visi atsistojam ir mes paplojam visiems atlikėjams. Visiems. Elizabeth dar tar žodį. I need help. There we go. Weren't they great? You proud of your kids? Jie buvo tokie nuostabus, ar jūs didžiuojatės? One more hand. Woo! We are super proud of them. Mes labai jais didžiuojamės. Kids, you were great. Jie buvo nuostabus. And thank you guys for coming and enjoying the show. We have a little gift for your child before they leave. Ačiū, kad atėjot, mėgavote šio šou, mes turim dovanėlių vaikams. I hope that you enjoyed their singing and their dancing. Tikiuosi, kad jums patiko jų daino šokiai. And I hope that those songs stick in your head for a long time. Ir tikiuosi, kad tos dainos liks jūsų galvose dar ilgą laiką. Because what I really want is for them to go from your head into your heart. Nes ko aš labiausiai noriu, kad iš jūsų galvos jos pereitų jūsų širdį. The words to those songs are precious to me because of my faith in Christ. Šių dainų žodžiai yra labai svarbus man dėl mano tikėjimo Dievu. And it's sweet to me to hear the children sing them. Ir man labai malonu girdėti, kaip jūsų vaikai jas dainuoja. So thank you for coming, and I hope you'll have good discussions with your kids about what they've learned the last couple weeks. Ačiū, kad atėjot ir And the tikiuosi, kad turėsit gerų pokalbių su savo vaikais, ką jie išmoko per šias savaitės ir apie avytes, kurias gavot. Dar kartą ačiū Jums visiems. Mes labai vertinam tai, kad Jūs leidžiate savo vaikus į mūsų stovyklą, mes labai jaudinamės, ruošiamės, ilgai meldžiamės už tai. Taigi ačiū dar kartą. Ten už durų matėte, yra gražus balionai, galite pasidaryti nuotraukų, nusifotografuoti. Dar kartą ačiū Jums visiems, iki susimatymų.